Dalis mūsų blogos karmos prasidėjo praeituose gyvenimuose. Mūsų praeities veiksmai niekada neištrinami ir mes su kiekvienu nauju gyvenimu negauname švaraus lapo. Ir tai yra gerai, nes atsinešti gerą karmą iš praeitų gyvenimų yra labai naudinga ir pageidautina. Mūsų karma taip pat pasako, kodėl įsikūnijome į savo kilmės šeimas. Mūsų gimimo aplinkybės visada puikiai vibraciniu požiūriu atitinka mūsų karminę būseną, kai paskutinį kartą mirėme. Jei praeitame gyvenime priėmėme daug negatyvių pasirinkimų, o paskui mirėme, mirtis neištrina mūsų karmos, o šiame gyvenime, aišku, įsikūnysime į tas šeimas ir aplinkybės, kurios atitinka tos karminės būsenos, kuriame buvome, kai mirėme vibracijas. Jei praeitame gyvenime pasirinkai smurtauti prieš save, tai žinok, todėl ir įsikūnijai į smurto situacijas. Šie pasirinkimų ir pasekmių modeliai yra daug didesni nei mūsų dabartinis gyvenimas, tačiau jie visiškai paaiškina, kodėl turime tai, ką turime.